Jeigu susidurėte su nauja medžiaga, kurios nežinote, kaip jinai dedasi, montuojasi, tai visada galima pasiskaityti instrukciją. Tai labą rytą, draugai. Kaip matote, geltonas kambarys. Naudojam tokį spalvotą, įdomų paklotą. Auksinės spalvos paklotas. Fainai atrodo. Gamintojas teigia, kad paklotas turi būti lygiagrečiai grindų klojimo krypties. Visą paklotą susiklijuoju tarpusavėje paprastą standartinę tiesos plėvelę. Tiesiog, kad paklotas nevaikščiotų. Nu va taip pat. Eisim dabar truputį prasiskaičiuosim, daug kas čia man gaunasi plotis, nes šiandien ryte atvykus pasikalbėjau, tai bandysim daryti visą antrą aukštą be slenkščių. Turiu minty, po durim nebus slenkščių, kurie buvo, su kuriais vargau nuimdamas gražiai. Sakė, jeigu ką, tai juos visada bus galima uždėti, bet bandom pradžiai be slenkščių. Noriu pasiskaičiuoti, kaip čia man prie durų gausis, bent jau tų pirmų, kurios yra lygiagrečiai klojimo krypties. Jo, tu kuo patogiau pakišti lentą po staktom, kitos eina skersai klojimo krypties, tai jau man ten su anom bus lengviau pakaišyti po staktom. Jo, kažkaip tai maždaug šitaip pat bandysim klijuoti šiandien. Turiu mintį montuoti. Tarpusavyje seksime lipalu. Tai va, tokiu lipalu, į siūles truputį pilsime lipalo ir tegu tai būna. Kad ateityje neatsirastų siūlių, sakykim, mažakas. Tai bent aš manau, kad aš čia tikrai kažką blogo nepadarysiu, kad tarpusavį klijuosiu. Žiūrint į paklotą, tai turim nelabai lygią sieną. Čia truputį išdidėja ir ten vėl toliau sumažėja. Tai va šitoje vietoje yra siena išlinkusi šiek tiek. Tai teks truputį pažaisti su tom lentom pirmos eilės. Bet pirmą noriu išgerti kavą, kurią atsivežiau iš namų. Šios rūšies paklotas dedasi blizgutis į viršų. Tai yra folija į viršų. Ir ne kitaip. Lengva pompikė, nu bet niek. Gerai iš ryto pasportuoti. Timberman diki. Pake yra 2 kvadratai. Multiklikas. Montavimas labai ten paprastas, viskas aišku, čia nėra ką žiūrėti. Kažkaip niekada nekreipdavau dėmesį į tų pakų aprašymą. Spalva jau matot tokia. Graži iš tikro. Nėra labai šviesi, bet nėra ir labai tamsi. Šiek tiek medžio apačioje. Viduje presuotos popierius ir viršuje 2 mm kietmečio. Nes matote, senasis jūs visus mediniais. Jo, reiks eit pasitart dabar dėl pačių siūlių, nes kadangi čia nėra ne parketo imitacija, kad mažais gabaliukais atrodytų, tai reikia eit pasitarti, ar darom visur vienodas siūles, ar tiesiog mėtom bėgančią tvarką. Reikia eit paklausti, kaip jai norėtųsi. O daugiau kaip ir viskas, pjausti ir montuoja. Tai ką tik apsitarėm viską, kaip dėsim vienu žodžiu, tai kaip ir viskas normaliai gaunasi realiai. Diskusija buvo todėl, kad ar dėti, kaip gal pirmai sakiau, nežinau, bėgančią tvarką, turiu minty, kad šoninės siūlės jos keitinėčias gali būti čia, gali būti čia. Nu, taip ir mėtosi. Tai nusprendėm, kad dedame taip kaip yra ir centruojame lentos centrą. Tai labai gerai gausis, išeis viskas tvarkoj. Tai turėtų būti visai neblogai. Mažas išsimetimo kiekis, praktiškai minimalus. Plus dabar įsiskaičiavau, kad man dėl durų staktos, dėl pakišimo, kad užsibaigtų, nu, sakykime, daugiau mažiau ties čia į lentą. Tai čia mėčiau, išmėčiau, įsimėčiau. Ir gaunasi taip, kad aš turiu pradėti maždaug su 12,5 cm. Nu ką, į sveikatą su obuolių sultim ir dabar jau eisim pjaustyti ir montuoti. Tai skanu. Obuoliai. Na, taip ir dedasi.
minusas tai razetės. Po apačią nepalenda. Senos buvo taip pat pridėtos, tai ir naujas taip pat pridėjo. Pripjovau ir viskas, nu ką kitaip. Tarpas matot, stebuklingai idealus, tai kaip priklauso. Ledelis. Dedasi normaliai, kaip matėte, klijuoju tarpusavį. Užtrukau, kol pradžią pasidariau, nes kol čia įsiskaičiavau viską vienu žodžiu, kol prisileidau prie tų razečių. Dabar jau bus bėgimas į priekį. O, už lango graži diena. Nuostabi diena dirbti viduje. Nu tai va, išsimetimas labai minimalus, 4 juostos sudėtos, va kokie 4 galiukai. Pjaušiau pirmai su tom staklėm, labai daug dulkių, kad ir sirblį jungiausiai su tuo stiku pjaunu, tai jis pakaina. Jaučiu, kitaip jau nebus, nenoriu vaikščioti į lauką, kad aukštyn žemyn visas sušilęs, dar paskui pertrauks vėjas, tai bus daugiau reikalų negu kad naudos. Einu dabar truputį perkasiu greitai sumuštinuką, obuolių sulčių ir dirbam. Tiesa, jeigu pasamdot meistrą, sakykim, kad sudėtų jums grindis ir, sakykim, būtent tokį plaukiantį laminatą, jeigu pamatot, kad plaktukai stalo, galit vykti lauko to meistrą. Čia nereikia jokio plaktuko, čia viskas rankytė gražiai susimontuoja. Aišku, būna, sakykim, jau tikrą parketą, tai tikrai ten tarpais reikia truputį pasikalti, tai yra normalu, bet laminatui tai tikrai nereikia. Reikia elgtis kaip su moterim, švelniai leisti, švelniai suleisti, paglostyti. Dėl to klijavimo iš tikrųjų gali kilti diskusija. Vieni sakys reikia, kiti sakys nereikia. Aš sakau, kad reikia. Jeigu būtų tai mano namas, man reikia. Vis dėlto dedasi grindys ne vieniem metam, taip kad tegul ir laiko ne vienus metus. Va taip, klijavimas turi vieną tokią gerą savybę, galbūt apie tai ne visi pagalvoja. Kada yra klijų, tada lengviau įeina lenta su lenta, nes tiesiog yra drėgna ir slidu. Žinot, kai būna, kaip drėgna ir slidu, kai būna gerai. Ne? Taigi, liko 4 eilės, tai 2 pakai, tik 2 turiu šiandien atsinešęs. Iš vieno pako išeina 2 eilės, 6 lentos yra. Turiu duris įsiimti. Žiūrėkit, daniškų durų vyrių konstrukcija. Praktiškai visur ir visada realiai tik tokia. Nu, nebent jeigu kokia tai seno modelio iš senų laikų, o šiaip tai čia tokia. Čia toks yra plastikas, dažniausiai būna viduje, va šitoje vietoje. Tiesiog atsileidi varžtukus ir ištrauki pačias duris. Labai paprastas įmontavimas ir išmontavimas. Visos švydoro duris tokia konstrukcija vyrių. Man tai buvo keista, aš kaip atvažiavau kažkada į Daniją, tai kai pamačiau, tai man buvo keista, tokie zovieskai, kaip sakau, bet kai pripranti, tai atrodo patogu. Reikia įstumti tas duris ir tada bus galima normaliai dėti, nes
Vienos durys būna lengvos, tai ten praktiškai būna presuotas popierius ir vienu žodžiu ir viskas. Ten viduje ten tiesiog popieriaus kažkokia tai konstrukcija, kuri laiko tarpusavį šitus tikras medis arba labai sunki plokštė. 40-50 kg šitus durys, jeigu nedaugiau, žiauriai sunkius. Žiūrėkit, koks visus šlapas. Karšta čia viduj, prakaitas bėga, atnešė kavytės. Tai trumpa pauzė. Oi, kaip skaniai padarė. Super. Super. Ką? Eisim toliau dar pajudėti kelias eiles. Kambarys yra baigtas. Kambarys yra sudėtas. Turbūt dabar visiems įdomu, kaip ten gavosi palei duris, ne? Nerodys. O pagal duris gavosi taip, kaip ir geriau būti negalėjo. Kaip aš ir norėjau, kad eitų per šitą centrą. Matot, kaip įskaičiuota visus lentus. Kad pasibaigtų čia ir jau dabar sekančią bus lengva įmauti. Tikrai vargau stipriai, kol čia įkišau. Apvadas, matot, yra žemiau, o pati durų staktas šiek tiek aukščiau. Tai, čia yra kaip yra. Paskui žiūrėsim, kažką galvosim. Kad ten įkišti normaliai, man teko įsididinti šiek tiek tarpelį palei sieną. Uždėsim kažkokią tai apvadą, pažiūrėsim. Ar dengia, ar apvadėlis dengia. Dengia, kuo puikiausiai. Ideal. Atvarštis atsirišo. Haha. Tai va, kambarys baigtas, galima įšokti. Tai kiek atliekų tik tai iš viso kambario, kas ten gavosi 20 viršaus kvadratų kambarys, keli maži gabaliukai. Tai žinokite, tikrai gražu. Ir spalva tokia, sakyčiau, nieko. Tikrai gražu. Siūlikiais visos kas antrą vienoje linijoje, tai kaip ir priklauso. Perkeitinėta per pusę, lenta 182 cm, tai po 91 centras ir visur gražiai sulikęs. Tak. Grynai per centrą. Faina. Tai va, draugai, bičiuliai. Tai va, matot, kamštukas toks pusiau važiuoja namučiu. Lūpos džiūsta. Gert noriu, viską išgėriau, ką turėjau. Tai va, vienu žodžiu, tiek iš manęs, toks viskai kaip ir pavargęs, bet linksmas, nutaikingas. Tai va, pasimatysim sekančiose video kažkokiuose tai. Tiek apie darbus, tiek apie žvejybą. Ir aplamai, kažką sugalvosim, pafilmuoti. Gero žiūrėjimo visiems ir jeigu nesunku laiku, tai uždėkit, būsiu labai dėkingas. Ačiū labai ir ate.